Taigi, sveikos merginos, be galo džiaugiuosi su jumis besveikindama. Ir, tiesiog šiandien norėjau galbūt užbaigti, o galbūt bus ir trečia dalis tų klausimų video, nes jų yra tikrai labai daug ir jie tikrai visi labai įdomus. Ir norėčiau juos visus atsakyti. Taigi, darysiu arba 2 dalis, arba 1, pasižiūrėsim, bet iš tikrųjų nugalėtoją paskelbsiu jau šiandien. Ir nepykit, kad to nepadariau anksčiau, bet, tiesiog turėjau gyvenime šiokių tokių pasikeitimų. Kaip matote, nesu dabar tokia pozityvi ir besijokianti ir panašiai. Bet viskas, kaip ir sakiau praeitam video, kaip žinodama, viskas, kas keičiasi ir nauji iššūkiai savo, yra gyvenimo variklis. Karina Z0109 manęs klausė. Pirmas, jei turėtum galimybę nufilmuoti savo filmą, apie ką jisai būtų. Tai visų pirma, mano filmas būtų labai pozityvus, nes aš dievinu žiūrėti tokius filmus, labai nemėgstu žiūrėti liūdnus filmus, kad ir jie pamokantis, bet, tiesiog kartais būna labai liūdna po jų, o man patinka tai, kas yra džiaugsminga, kai pasižiūri, kad tau tiesiog sukyla visa nuotaika ir norisi išgelbėti pasaulį ir panašiai. Nežinau, galbūt pasirinkčiau kokį labai įdomų žmogų ir daryčiau jo biografiją, nes man labai patinka domėtis kažkuom, tam tikrai žmonėmis, kurie jau pasiekė daug savo gyvenime, tai va, galbūt tai būtų biografinis filmas. Taigi, kitas klausimas. Kokia buvo tavo mėgstamiausia veikla ankstyvo vaikystėje? Ankstyvo vaikystėje mano mėgstamiausia veikla buvo skaitimas ir dar kartą skaitimas. Kaip supratau klausimą, ar buvo pas mane vaikystėje mėgstamiausias žaislas ir ar jis yra iki dabar. Taip, aš turėjau lėlę Barbę, visai degusią, su ilgais, storais plaukais ir panašiai. Ir tokio gražaus sportiško kūno, nepamenu kaip vadinasi šitą Barbę, bet man tik dabar supratau, kad man net iki šiol yra kažkoks, neįmyža dalis, kaip čia sakyti, siekiamybė, kažkoks degęs kūnas, turi plaukai, aišku, aš tokių neturiu, bet norėčiau visai turėti. Tai va, o jos neturiu, bet tikrai kažkur pas tėvus yra. Taigi, kur norėtum gyventi senatvėje, ką norėtum veikti? Senatvėje norėčiau gyventi ir tikrai savo pasakiau, kad gyvensiu, tai yra ten, kur šilta. Ten, kur šilta, nežinau, kažkur Azijoje, Bali galbūt, nes įsimylėjau tą šalį. Kažkur, nežinau, kur šilta, galbūt net ir Amerikoje, nors Amerikoje dar nebuvau, bet tikrai norėčiau pasižiūrėti, kaip tenais. Tai va, kažkur, kur šilta, kur šviečia saulė, kur yra faini žmonės ir ką veikti, tiesiog dirbti savo malonumui, daryti jogą, kažką malonaus. Taigi, kitas klausimas. Sikų tema, Emilija Kapučiūtė, ar Kapučiūtė, nežinau, klausia, kas yra svarbiausia keliaujant į Bali, dažniau renkiesi natūralią ar sintetinę kosmetiką? Klausimai apie kosmetiką. Taigi, apie kelionę į Bali aš padarysiu atskirą video, galbūt daugiau apie visas keliones į šiltus kraštus apskritai. Aš jau šį video esu nufilmavus jau pačiam Bali, tiesiog jame nėra pabaigos pačios, nes nežinau, galbūt nebebuvo atminties ir aš to nemačiau kortelėje, tai tiesiog sufilmuosiu pabaigą čia, Marselyje ir įkelsiu būtent atskirą video. Taigi, kitas klausimas. Urtė Vitėnaitė klausia. Mano klausimas, nors nelabai pavadinčiau jo klausimą, išvardinkite savo 5 labai keistus neįprastus įpročius. Taigi, sustabdžiau video ir susigalvojau ant greitų per minutę kažkokias 5 savo keistas savybės. Dar pamiršau atsakyti į Kapučiūtės klausimą, ar renkuosi natūralią ar cheminę kosmetiką. Stengiuosi, rinktis natūralią, bet aš tiesiog jos neturiu. Žinokit, aš jums nufilmuosiu kada video apie savo kosmetinę, žinokit, juoksitės. Mano visuose namuose absoliučiai. Ir, visą kosmetiką, kurią galėčiau surinkti, tai būtų gal maksimum 10 priemonių. Su lūpdažiais, su pieštukais, su tušais ir panašiai. Maksimum. Šiaip gal mano kosmetiniai, kur naudoju kiekvieną dieną, yra gal 5-4 dalykai. Tai va, tai nežinau. Šiaip stengiuosi natūralią, bet yra ir cheminės be abejo. Taigi, po to buvo klausimas iš Urtės Vitėnaitės savo 5 keistus įpročius, tai nenorėjau tiesiog labai uždelsti ir sugalvojau tokius, kurie šovė tiesiog į galvą. Tai pirmas
kaip ir atsakiau pirmam savo video, tai aš labai didelė paranojikė ir aš visai galvoju, kad man žmonės rezga kažkokius planus už mano akių ir aš visko bijau ir labai noriu to atsikratyti. Kitas faktas yra tas, kad aš vieną minutę galiu būti be galo laiminga, galiu mylėti visus ir panašiai, o kitą minutę jau nekęsti viso pasaulio ir vėlgi tai norėčiau pakeisti. Taigi, štai optimistiškoji Milda iš tikrųjų turi be galo daug blogų savybių. Trečias, nekenčiu gimtadienių savo. Kitų mėgstu, savo nekenčiu gimtadienių. Kitas keistas dalykas ir tu, Urte, mane privertei vėl susimąstyti, tai yra tas, kad aš mėgstu jausti baimę. Aš kartais sakau, aš čia paranojikė ir panašiai, bet aš mėgstu jausti kažkokį adrenaliną, baimę. Tai priskirčiau ir prie kažkokių sporto šakų, prie gyvenimo situacijų ir viso kito. Na, tiesiog aš mėgstu jausti nerimą. Po to tuom skundžiuosi, bet aš tai mėgstu. Taigi, nežinau, keistas dalykas. Ir, penktą tikrai nesugalvoti, man atrodo, sum up, aš tikrai esu keistas žmogus. Tai va, Ingeborga Pašelytė klausia, kaip manai, ar blogai jauna mergina apie 12-14 metų sudomi makiažu, perka visokias priemones, bet pati nesidažo, tik tušą užsitepa kartkartėm? Na, nežinau. Man atrodo, šiuo atveju reiktų surasti kažkokį kitokį pomėgį. Nes, tiesiog pirkti kosmetikos priemonės jų nenaudoja, nežinau, gaunas toks kaip kolekcionavimas, nežinau. Tiesiog pasidažy kartais tušu, nežinau, pasibandyk kažką namuose, į mokyklą be abejo ten labai pristažus neik. Ir šiaip bandyk susirasti kokių pomėgių, nes jeigu jau kažką jau mėgsti su kosmetika, kad tave užkabino, tai man atrodo gali rasti kažką, kas dar tave labiau užkabins ir jau po to su amžium žiūrėsi, ar ta kosmetika vis dėlto svarbiau ar ne. Tai tiek. Kitas klausimas, kokį tagą tau labiausiai patinka žiūrėti per YouTube video? Man labai patinka žiūrėti visokius kvailus tagus užsieniečių, tai yra kaip, nežinau, pizzas challenge, labai norėčiau, kad kas nors padarytų iš lietuvių. Jeigu surasiu kokią draugę ar draugą, kuris su manim ryšys tam challenge, pati tikrai padarysiu, parašykit, ar norėtumėt tokią. Tai yra pizza challenge, smoothie challenge, bamboozle challenge, Not My Hands challenge, labai juokiuosi, bet štai tokie man labai yra, tiesiog praskaidri nuotaika, kartais pasijuokti iš niekų yra faina. Kitas klausimas, kokia knyga, kurią perskaityti, tapo tavo mėgstamiausia? Mėgstamiausias neturiu, visos yra išskirtinės ir įdomios. Kokia šalis buvo aplankiusi? Taigi, kokia šalis? Aš esu išnaršius beveik visą Prancūziją, buvau be abejo Anglijoje, buvau Italijoje, buvau Maroke, buvau Kosta Rikoje, buvau Panamoje, buvau Kuboje, buvau Tailande, buvau Bali, buvau Honkonge, buvau Singapūre, buvau Šangajuje, tai štai, buvau daug. Taigi, Ieva klausia, Labutis, koks pats gražiausias dalykas pasaulyje? Man atrodo, pats gražiausias dalykas pasaulyje yra visas pasaulis. Ta prasme, pats gražiausias dalykas yra noras matyti pasaulį gražų. Ar tave jaudina globalinio atšilimo problema? Taip, mane jaudina visas problemos, žinokit, manos tikrai, nežinau, atšalimo, visokie, nežinau, sistemos, oro pasikeitimai, nežinau, man viskas jaudina, aišku, aš daug dėl to nedarau, bet aš kaip ir sakau, dėl visko jaudinasi, taigi, taip, mane tai jaudina. Kada paskutinį kartą juokeisi iki pilnos skausmo, pasakok plačiau, tai turiu vieną draugę, jos vardas Ingrida, su ja visą laiką juokiuosi iki nukritimo, bet tiesiog negaliu jums papasakoti, nes, tiesiog tai yra tokie bairiai, kad mes tik dviese tai suprantam, taigi nemanau, kad jūs suprasit, o šiaip, senokai juokiausi.
Ir pagalvojau, kaip panos jūs sugebėt daryti šios video, ar jūs ruošiatės prieš tai, nes aš ruošiausi prieš tai keliam klausimam ir man tiesiog nepavyko jų atsakyti, kai aš ruošiausi, iš anksčiau. O jeigu nesiruošiu, vėlgi labai sunku, nes reikia kažką sugalvoti taip ant si, kad neprilgtų video. Vienu žodžiu, tikrai respektas tom, kurios labai greitai atsako visus klausimus. Taigi, pratęsiant klausimus, Ieva, koks tavo mėgstamiausias kvapas? Tai yra vaisinis kvapas. Kas tave verčia šypsotis? Tai yra visokios smulkmenos. Ko norėtum išmokti artimiausiu metu? Išmokti pozityviai gyventi. Pozityviai gyventi, buvau tituluota kaip labai pozityvi čia YouTuber ir panašiai. Bet, iš tikrųjų, man yra dabar toks laikotarpis, kad man norisi verkti, nesinori juoktis ir panašiai. Tai tiesiog šiuo metu norėčiau išmokti vėlgi iš naujo pozityviai gyventi. Taigi, kodėl nusprendei kurti YouTube kanalą būtent lietuvių kalba? Tiesiog man tai yra lengviau daryti ir, nežinau, man įdomu, tiesiog jau šitą artumo jausmą lietuviam, tai savo tautietėm, tai tiesiog, simple dėl to. O šiaip, jeigu norėčiau kažko gal daugiau pasiekti, arba aš gal būčiau kūrus anglų kalba, bet, tiesiog aš nenoriu čia kažkokia tapti youtuberė ir panašiai, taigi man lietuviškai yra labai fainai. Ir keli hipotetiniai klausimai. Jei tu reikėtų pasikeisti specialybę, ką veiktum? Nekeičiau savo specialybės. Aš net nežinau, kaip pavadinti savo specialybę. Aš turiu savo verslą ir mano specialybė yra daug specialybių. Aš darau viską, aš tenais ir dirbu, aš tai sukūriau ir nežinau, viskas susideda į vieną, kai tu vadovauji kažkam, tai tiesiog visos specialybės yra vienoje. Taigi tikrai nekeišiu nieką, nenoriu, kad niekas man vadovautų ir tai štai. Jeigu turėtum laiko automobiliuką, kur nukeliautum pasisvečiuoti savaitai. Labai norėčiau nukeliauti į tada, kai Dievas sukūrė Adomą ir Ievą. Nežinau, ar tai logiškas atsakymas, nes mes nežinome šios teorijos, be abejo. Dabar kuo daugiau tie visi mokslininkai ją neigia ir panašiai. Tiesiog, jeigu tai būtų egzistavę, tikrai norėčiau pažiūrėti, kaip ta Ieva su Adomu tenais gyveno. Jei galėtum nusiųsti savo laišką 5 metus į praeitį, kokius patarimus savo duotum? Laisviau žiūrėti į gyvenimą, daugiau rizikuoti, mažiau imti galvą. Tai va, gal parašyčiau tos 3 sakinius ir užtektų. Justina Kmieliauskaitė. Labai patiko filmukas, mano klausimai. Ar mėgsti sportuoti? Taip, labai mėgstu sportuoti. Antras, ar daug keliauji? Jei taip, tai kokia šalis pati gražiausia? Jau atsakiau šį klausimą. Kuri pati gražiausia, tai šiuo metu Bali, nes iš ten neseniai grįžau ir man ten yra, vietų mes radome tikrai nerealių, kur gyvenime dar nesumačius. Taigi, ką darai su savo plaukais, padarysiu gal atskirą video, aš šiaip dabar juos nusidažiau, gal pastebėjot, ir tiek. Šiaip nieko labai kažko nedarau. Agota Vidrinskaitė, labai žavi mergina, esi, labai patinka tavo video blogai. Taigi, mano klausimas, ar džiaugiaisi, kai baigiai mokyklą? Taip, labai nemėgau mokyklos. Ar visgi buvo liūdna išskirti su draugais? Neturėjau labai daug draugų, turėjau kelis tokius gerus draugus, kuriais, buvo liūdna išskirti, bet aš sakau, aš labai priimu tokias naujoves gyvenime, taip kad ir buvo sunku, aš tikrai su tuo labai mokėjau sustaikyti, jų dreba rankos, nes labai sunku laikyti. Taigi, kitas jos klausimas, ar norėtum atgal mokyklą, ar dar sutinki su mokyklos laikų draugais? Sutinku labai retai, nes jie jau daug kas labai pakeitė savo gyvenimus, išvažiavė į užsienį, susilaukė vaikų, turi šeimas ir panašiai. Tai, norėčiau aš susitikti, bet labai nesigailiu, kad nesusitinku. Nežinau, tiesiog gyvenimas eina savo vaga ir, tiesiog visi turim, man atrodo, sekti tai. Indrė klausė, sveika, klausimukas ne dėl konkurso, bet taip aš norėjau paklausti. Taigi, norėjau paklausti, kaip galėtum patvarkyti mitybą, man 13 ir taip jau nereikia dietų, jau visi taip sako, aš ir nenoriu dietų, bet aš norėčiau, kad pilvukas būtų plokštesnis, tad norėčiau paklausti dėl mitybos ir taip aš niekaip negaliu atsispirti saldumynams, tad kuo jas galima pakeisti.
Taigi, tau yra 13 metų, Indrė, ir tau keisti labai daug ko nereikia. Tiesiog pabandyk atsisakyti tokių saldumynų ar sūrių dalykų kaip čipsai, šokoladukai, tortai ir panašiai. Nes, daug tu negali atsisakyti, nes tavo organizmas yra bręstantis ir jeigu tu per daug atsisakysi, tu po to turėsi labai didelių problemų, kai būsi kokių 20, 25, 30 ir taip toliau metų. Nes, to organizmas bręsta ir jeigu negausis kažkokių medžiagų ir jeigu jis gaus po kažkiek laiko, jis tiesiog nesupras, ką su jais daryti ir jis tiesiog kaups savo į kūną ir tiesiog dar tiesiog storėsi. Iš tikrųjų labai daug neatsisakyk, atsisakyk visokio šlamšto čipsų ir panašiai, valgyk retkarčiais, tarkim, sakyk, vieną kartą per savaitę galiu savo kažką leisti. O dėl pilvuko, jeigu nesi labai stambi, tai užtektų ir pasportuoti, kad jis būtų plokštesnis. Jau skaičiau šitą komentarą ir buvau pamiršus, net praskaidrino nuotaiką. Štai Neringabas, nežinau kaip ištart tavo vardą, klausia, rašo, sveika, visų pirma, noriu pagirsiu challenge idėją, manau būtų smagu, o mano klausimas skambėtų taip, aš jau seniai galvoju suvienyti užsienyje gyvenančias blogerės, aš viena iš jų, ar dalyvautum sutikime, pavyzdžiui, mūsų iš UK yra nemažai, mes visos tiesiog sutarėme šalį ir padarome sutikimą su tam tikromis atrakcijomis ir taip toliau. Wow, mergas, žinok, man šiurpas net perėjo, aš žiauriai norėčiau tai padaryti. Tikrai aš už ir keliaučiau bet kur, iš tikrųjų reikia tiesiog atrasti laisvą laiką ir tiesiog, tikrai aš už ir užsirašysiu šią mintį ir nežinau, parašyk man, aš paliksiu e-mailą Neringa savo video apačioje ir prašau man parašyk, susiek kaip nors manimi ir mes tai būtinai suplanuosim. Tikrai labai noriu tai padaryti, tikrai, be galo. Nes dabar žiūrėkit, yra ir be galo daug tų pigių oro linijų, kurių nuskristi kažkokią šalį Europoje, kainuoja, nežinau, tikrai grašius. Taigi, nežinau, palieku mailą, parašyk man, būtinai, tikrai lauksiu. Kaip vaikystėje, paauglystėje įsivaizdavai save suaugusią, visą laiką save suaugusią įsivaizdavau vienu vardu Bosė. Taigi, tikrai taip įsivaizdavau. Ar kažkas tampa su dabartimi? Taip. Kokie tavo maitinimosi įpročiai? Labai keisti. Dabar šiokių tokių turiu problemų su savo skrandžiu ir nežinau, kas man dar pakol kas yra, taigi dabar stengiuosi mažiau valgyti, nes mažiau maisto turiu pilve ir mažiau man yra bloga. Tai štai. Ar turi kažkokių kūno priežiūros veido priemonių, kurios naudojamos jau metus ir praktiškai niekada jų nekeistum į kitas? Metai iš metų ne. Būna tokių dalykų, kad perku labai dažnai, bet galbūt būtų dušo želė, kur yra be jokių parabenų ir panašiai, tai vadinasi Kadum, čia yra prancūziškas, man atrodo, brandas, labai yra faina, o šiaip iš kažkokių kremų, mėgstu Clarins labai kremus ir juos naudoju ilgai, tai galbūt būtų tas, bet šiaip žinokit, tikrai neturiu kažkokių labai priemonių, kurias dievinčiau ir panašiai. Gražios dienos, laukiu naujų vlogų. Ačiū labai. Taigi, kitas klausimas, labai man tas selfis tikas trukdo kalbėti. Skaityti klausimus. Karolina Duff klausia, sveika, mano klausimai tau. Tavo nuomonė, kokios yra idealiausios atostogos ir kaip jas reikia susiplanuoti, kad netektų nusivilti. Taigi, vėlgi pasakiau, Bali padariau video apie atostogas, ką reiktų žinoti ir panašiai, bus šiek tiek patarimų. Taigi, galės, kai sulauksiu to video, tai tenais ir susižinosi, nes šitas bus per ilgas, jeigu aš viską pasakosiu. Mėgstamiausia virtuvė ir jos patiekalai. Wow. Dievinu azijietišką virtuvę, tiek kinietišką, tiek japonišką. Mėgstu itališką, bet labai retai, tiesiog kai to užnoriu. Tai va, po to, ką aš dar mėgstu, lietuvišką virtuvę labai mėgstu. Ir, nežinau, man yra maistas kažkas tokio ir aš mėgstu bandyti viską, kas yra įdomu ir ko nesuragausiu. Smile Lil klausia, gal galėtų man patarti lengvą ir trumpą prancūzišką dainą? Prancūzišką dainos gal aš negaliu patarti, bet pasižiūrėk, yra dainininkė, Shaim vadinasi, I ilgoji M. Ir, pasižiūrėk, jos dainos tikrai yra labai fainos.
Jeigu nori vaikinuko kažkokio, tai yra Matt Pokora rašosi. Ir jisai tikrai fainai dainuoja ir labai paprastas tokias balades, kaip maždaug, na, su lietuviškom galima sulyginti. Šito klausimo labai nenorėjau. O Diana B rašo, o tavo plaukų spalva nereali, labai įdomu, ką su jais darai. O klausimas būtų toks, kas tave gyvenime labiausiai motyvuoja ir neleidžia suklupti. Klausiu, nes tavie matosi toks nuoširdumas gėris, kurio užkeri. Wow, ačiū labai. Na, žinokit, dėl plaukų spalvos, tuo metu, kai filmavau šį video, mano plaukų spalva buvo visiškai natūrali. Ji buvo pašviesėjus nuo saulės. O šiaip buvo visiškai natūrali ir aš dabar juos persidažiau. Taip kad, va, natūrali dar čia yra tokia. Na, tai va, nieko su jais tiesiog nedariau. Nežinau, pasakykit nuomonę, kaip man atrodo, man blondiniški plaukai tinka ar netinka. Taigi, o ką daryti, kad neleidžia suklupti? Aš suklumpu labai daug, nelabai dažnai. Jeigu aš suklumpu, tai tikrai suklumpu ir, na, man tai yra labai sunku išgyventi. Ir tiesiog, ką aš dabar supratau, kad gyvenime tiesiog reikia susivokti ir susiprasti apie savo problemą. Atsiprašau už garsus, žinokit, man galite pažiūrėti, čia pas mane stogai, tai labai daug yra iš tų žuvėdrų. Vienu žodžiu, tai čia su bazarina, man atrodo. Taigi, tai štai tiesiog apie suklupimą reikia susivokti savo problemą ir ją pripažinti. Man atrodo, tai vienintelis dalykas, kaip galima ją išgyventi. Tu ją pripažįsti ir po to kažką bandai daryti, kad ji tiesiog išnyktų. Nes, na, kitaip, jeigu liūdėsim ir nesuprasim kodėl, ir jeigu pyksim ant žmonių, tai tiesiog, na, bus laikas švaistomas veltui ir tiek. Ačiū labai už komplimentą. Žinot, ką aš sugalvojau? Žinokit, aš padarysiu atskirą video apie Prancūziją, nes čia, žinokit, klausimų yra be galo daug apie ją. Gerai? Padarysiu iškart po šito, o galėsiu padaryti apie Prancūziją. Taigi, Dovilė daktarė, wow, kai įdomi pavardė, klausė. Rašo, sveikinu su nauju kanalu ir tikrai neatrodo, kad jaunas, ačiū labai. O man klausimas būtų toks, kas yra tavo gyvenimo moto, ką labiausiai motyvuoji, ką norėtum padaryti gyvenime tokio, kad po daug metų tave visi prisimintų. Nežinau, man atrodo, jeigu bus savimi, tave visi gyvenime prisimins, o apie moto ir panašiai jau atsakiau kitose klausimuose. Živilė Baranauskytė klausia, kas tave įkvėpia būti tokia, kokia esi šiandien? Graži, savim pasitikinti, stilinga, protinga jauna moteris. Nežinau, man šiandien tokia sensible diena, kad žinokit, net nuo tokių komplimentų man norisi verkti. Taigi, ačiū labai ir aš dažnai verčiu save tokia būti, o kai verčiu, tada prie to prisitaikau ir tokia esu. Nes aš grožiuosi tokie žmonės, man tokie žmonės yra kažkas nerealaus, jie spinduliuoja tiesiog tuo ir jeigu tokia negali būti, na tiesiog tu susiemi save į ranką, reikia turėti valios, tikrai reikia labai turėti daug valios. Žinokit, man taip yra sunku laikyti šį selfistiką, nežinau, kur padėti kamerą. Taigi atsiremiau biškį spintelę pasilsėti. Ir norėjau jums pasinaudoti progą ir parodyti savo paveikslą iš Bali, kuris yra dar nepakabintas, tiesiog padėjau virtuviai, kad būtų kaip fono detalė. Tai štai, argi jis yra nerealus ir gigantiškas. Štai, kokiu grožiu. Taigi pasidėjau selfistiką, kažkaip atremiu į langą, tikiuosi jisai nenukris ir tęsiu su jūsų klausimais. Stotės Vilija Rai ar Ri. Ir jos klausimas, sveika, norėjau pasveikinti ir pagirti, jog pradėjai kurti ir kuri labai smagius, nuotykingus šiltus filmukus. Ačiū labai. O paklausti norėčiau keletos klausimų, kurie šiuo metu šauna pirmyn galvą. Tai kiek laiko jau gyveni užsienyje, tai gyvenu iš viso sudėjus gal 7 metus. Kokios priežastys paskatino ten išvykti, darbas. Kas davė tokį tikrai, nežinau kaip čia išsireikšti, kurti filmukus ir įkelti YouTube. Tai tiesiog aš mėgstu labai savo spardyti tą savo apatinę dalį, nes, na, tiesiog tik tai save stumant, na, jūs kažko galite pasiekti. Jeigu nesate labai jau kažko siekiantis ir neturite labai daug valios, tiesiog reikia save kartais, na, suimti į rankas.
Ar planuoji grįžti į Lietuvą ir jei grįžti į kokį miestą, būtų įdomu sutikti gyvai ir pabendrauti, sužinoti daugiau apie tai, galbūt patarimų kažkokių, kurie būtų man aktualūs tuo momentu. Wow, kaip nerealiai. Tikrai norėčiau sutikti, aš grįšiu į Vilnių ir grįšiu, na, gal po kokio mėnesio arba jau kalėdom. Tai va. Aišku, ne visam. Ar turi kažkokį hobį, kuris visiškai nėra susijęs su filmukų kūrimu, su YouTube ir yra labai išskirtinis? Išskirtinio kažko tikrai neturiu. Mėgstu savo nervus gadinti, gal čia toks mano pomėgis. Ir kitas klausimas yra iš Romos Liutkutės. Sveika, pagaliau sulaukėm tavo video, labai patiko filmukas, tavo idėjas ir žinoma, wow, konkurso dovanas. Dabar jau net nežinau, kaip užklausti, kad neskambėtų per daug badaliai, bet mėginu. Kokie dalykai būtent tau yra per rimti, ta prasme tokie, kuriais negali juokauti, o galbūt esi tokie, kurie viską žiūri su humoru, jei galima tai pasakyti. Labai tikiuosi, kad teisingai supratau mano klausimą ir labai lauksiu atsakymą. Taip, aš, man atrodo, supratau tavo klausimą. Taigi, man atrodo, aš galėčiau juokauti apie absoliučiai viską, išskyrus apie savo artimuosius. Na, netgi galbūt ir apie savo artimuosius galėčiau pajuokauti. Man atrodo, nes aš gyvenant čia Prancūzijos pietuose supratau, kad iš tikrųjų reikia labiau žiūrėti į gyvenimą tokio pozityvo ir tokio, na, kartais net ironijos, kažkokios juoko forma, nes kartais tiesiog tik tai padeda mums išsilaikyti ir gyventi, nes jeigu viską žiūrėsime rimtai, na, tiesiog, na, kam turėti tokį gyvenimą, kur, na, negali pasidžiaugti, pasijuokti ir panašiai. Taigi, kitas klausimas. Laura Brazytė klausia, ar tu tokia ruda visados, ar čia po atostogų tik, nes kiek žiūrėjau ankstesnius video ir ne iš baltųjų lietuvaičių. Taigi, aš esu tokia balta lietuvaitė, balta pilka, kaip matot, buvau lietuvaitė, kaip ir visos mes esam, bet aš, kaip ir sakiau, kaip ir jau minėjau, dievinu saulę ir negaliu be jos būti ir žinau, kad tai blogai, bet aš tiesiog kitaip negaliu. Tai štai, tai aš tiesiog deginuos ir todėl esu ruda, jeigu nesdeginu, tai naudoju piliules tam sukelti įdegiui, tam pigmentui palaikyti rudam. Jeigu kam įdomu bus apie tas piliules, tai papasakosiu kitam filmuke. Kitas, Agnė Baltusytė ar Baltušytė klausės, o mano klausimas būtų toks. Ar mada užima tavo gyvenimą svarbią vietą? Manau, visos panelės domisi naujomis tendencijomis, mada, aksesuarais ir viskas, kas gražu bei madinga. Taip, tom domiuosi tikrai ir padarysiu kokių rūbų holą ar panašiai, nes jų turiu gan nemažai. Tai tiesiog jums parodysiu ir tada galbūt galėsiu sudaryti įvaizdį apie mano mados suvokimą. Paulina Goff klausia, kokie yra pliusai bei minusai gyvenimo Prancūzijoje, šitą atsakysiu kitame video. Ar pasilgai Lietuvos, žadi kada grįžti, na, grįžti gyventi, tai ne. Pasilgau be abejo, bet važiuoju atostogų ir man to pilnai užtenka. Ko užsiimi gyvenime, kokiais principais vadovaujasi, ko užsiimu, tai kaip ir sakiau, vadovauju savo verslui ir kokie principai, tai yra dirbk ir stumk save į priekį. Nežinau, tiek principų motyvacijų šiandien pasakiau. Na, tai štai, ir iš kur toks pasakiškas natūralus grožis, haha. Ačiū labai, mergina, žinokit, na, tai man šildo tokie komplimentai. Grožis, nežinau, ačiū labai, na, aš nelaikau savęs tokia gražia, kokią jūs mane čia dabar pastatėte į tokią vietą, bet labai malonu ir tikrai spaudžia širdį tokie komentarai. Kodėl negaliu atsakyti, na, kaip ir sakiau, daug nesidažau, figūrą paveldėjau iš tėvelio ir tai va, daugiau kažkaip, nežinau, kokia gimiai, tokia jau gimiai, man atrodo, ir visos esame gražios savaip. Tai tiek. Karolina Petruškevičiūtė klausia, kaip kilo idėja filmuoti filmukus, tai tiesiog, nežinau, žiūrėjau kitas, užpavydėjau jom ir susifilmavau savo filmuką. Antras, kokios fainiausios, įdomiausios vlogerės. Taigi lietuvės man, kaip ir sakiau, visos įdomios, nes visos yra išskirtinės. Viena daugiau šneka apie kosmetiką, kita daugiau šneka apie gyvenimo būdą, trečia galbūt įdeda kažkokias knygas ir panašiai. Na, viskas yra įdomu, tikrai. Ir matosi, kad merginos žiūri, kad nebūtų vienodi ten labai video visur ir panašiai. Kurioje šalyje norėtum nukeliauti gyventi,
daugiau nesisuka smegenis, esi labai graži mergina moteris, linkiu sėkmės. Ačiū labai tau, prajuokinai. Norėtum nukeliauti, dabar norėčiau nukeliauti šiuo metu galbūt į Ameriką. Va, sugalvojau, nežinau, aš noriu visą pasaulį apkeliauti, bet galbūt į Ameriką, nes nais nebuvau, kai tiek daug apkeliavus, na be abejo, Kostarika ir Panama yra Vidurio Amerikoje, bet aš norėčiau tą tikrąją Ameriką pamatyti. Tai va, Milda Mažuolienė klausė, sveiki, mano bendravardė Milda, esi tikrai nuostabus žmogus, kiekvienas tavo video yra įdomus ir informatyvus, linkiu nestoti tobulėti, na, man klausimėlis būtų toks. Kas paskatino sportuoti jogą, tai niekas absoliučiai, nes aš, kaip ir sakiau, nemėgau jogos ir nes buvau išbandžiusi keletą kartų, o Bikram joga tai tiesiog, kadangi buvo tarp mano namų ir darbo labai arti, kadangi mano grafikas yra labai toksai, na, nelankstus, tai tiesiog pasirinkau šią studiją, išbandžiau ir wow, man tai patiko. Kiek metų sportuoji, apskritai šiaip sportuoju, tai nuo mažumės, nuo mokyklos laikų labai mėgdavau kūno kultūrą ir panašiai, o jogą sportuoju tiesiog metus gal, man atrodo, net metų tikrai nėra. Giedrė Jakonytė klausia, be abejo, vėlgi komplimentai, ačiū tau. Ir pirmas klausimas, jeigu būtų galimybė sutikti su bet kuo iš gyvų ir mirusių asmenų, su kuo norėtum sutikti ir ką pasakytum? Na, nežinau, medį rasiu vėliau, žinokit, pas mane nėra mirusių kažkokių žmonių, su kuriais norėčiau pasišnekėti, apskritai pas mane daug mirusių nėra žmonių, o šiaip gal kažkokių žinomų žmonių. Na, norėčiau galbūt pasišnekėti su tai žmonėm, kurie mirė, nežinau, nuo narkotikų perdozavimo, nuo depresijos, nuo savižudybių, tos žvaigždės, kurie pasiekė be galo daug gyvenime ir tiesiog mirė savo ranka. Tiesiog norėčiau paklausti jų, kodėl, kaip jie jautėsi gyvenime, ką jiem atnešė tie visi jų laimėjimai ir panašiai. Na, tiesiog norėčiau pasidomėti, nes na, tai yra vienintelis dalykas, kurio mes nežinom, kas jiems šovė į galvą, kodėl ir panašiai. Taigi būtų visai įdomu susižinoti. Iš ko sudėtų tavo tobula diena? Tai sudėtų iš gero maisto, gero poilsio, geros jogos ir truputėlį darbo ir dar ant galo kokią pusę labai geros knygos. Tai štai, tokia mano ideali diena. Jei rytą atsikeltum įgavęs vieną naują gebėjimą ar įgūdį, koks jis būtų, tai anksčiau pasakyčiau, kad minčių skaitimas, bet dabar galbūt būti nematoma. Būtų faina visai. Ketvirtas, name, kuriame sudėta visą, ką turi, kilo gaisras, išgelbės artimos ir gyvūnėlius, paskutinį kartą užbėgti vidun, pasimti dar vieną daiktą, kas tai būtų, kodėl. Net neįsivaizduoju, kompiuterio nesimčiau, nes dabar nusipirkau abonementą Dropbox ir ten galiu viską dėti. Turiu 1 terabaitą, jeigu tai ką nors sako, tai jau sudėjau visą savo nuotraukas ir viską. Tai nežinau, galbūt rūbų kažkokių išsineščiau, kurių žinau, kad niekada negalėsiu nusipirkti, nes ne viskas, kas materialu, yra superkama. Tiesiog galbūt pasimčiau tą, ko jau galbūt neberasčiau ir panašiai. Edita Bučienė klausia, koks gyvenimo įvykis stipriai pakeitė tavo gyvenimą? Tai, man atrodo, išvažiavimas į užsienį. Antras, koks tavo pats gražiausias vaikystės prisiminimas? Tokių labai daug neturiu. Nežinau, dabar tikrai nešusi galvą, nežinau, nelaikau savo vaikystės labai laiminga, bet, na, nežinau, būdavo tikrai gražių akimirkų, kaime, labai daug prisimenu savo kaimą, pas mušti, ten būdavo gražių akimirkų. Jeigu reikėtų apibūdinti save per tos 5 žodžius, kokius išsirinktum, taigi labai užsispyrus, jau čia būtų 5 žodžiai, bet, na, užsispyrus, per daug mąstanti, linksma, labai daug reikalaujanti iš savęs ir iš kitų, daugiau iš savęs ir gal crazy, nežinau, man atrodo taip. Ketvirtas, jeigu pagautum aksinio žuvelio, kokius 3 norus prašytum, kad išpildytų. Taigi, norėčiau surasti meilę, norėčiau, kad man ir toliau sektųsi darbe, ir be abejo, norėčiau pinigų, kas nenorėtų pinigų.
Kokią pasaulio šalį labiausiai norėtum aplankyti ir kodėl? Na, norėčiau labai daug kur ir žinau, kad viską apkeliausiu. Aš esu tom įsitikinus. Koks Leda Punzaitė, koks jūsų gėdingiausias įvykis? Na, gėdingiausia tikrai aš jums nepasakosiu, jo net neprisimenu, reiktų aišku pagalvoti, bet jeigu ir prisiminčiau, tikrai nepasakočiau, nes dar netiek esu atvira. Ieva Laginauskaitė, ar esi turėjusi problemų su veido oda? Ne, nesu. Jei taip, kaip išsprendai, kadangi nesu, tai nežinau, kaip jas išspręsti. Be kokio makiažo akcento neišeitum iš namų. Be bronzato, kaip ir jūs minėjau pirmam video. Kaip įgauti pasitikėjimo savimi. Tiesiog bandyti susitvarkyti save. Kaip man labai patinka, pavyzdžiui, kaip grožis ir stilius mergaitė, moteris, atsiprašau, labai mums įteigia žiūrėti savęs. Ta prasme, fizinė išvaizda labai daug duoda, ne tai, kad kokie jūs gimėte graži, bet kaip jūs save prižiūrite ir panašiai. Ir tas labai daug duoda pasitikėjimo. Pasidarykite naują šukuoseną, pasitenkite sutvarkyti veido odą, kažkaip išbandykite naujų produktų, nueikite galbūt pasiklausti pas kosmetologą kažko. Jeigu neturite tam pinigų, eikite dirbti. Tai štai, na, tiesiog rūpinkite savo išvaizdą. Aš nesakau, kad gražu žmogumi yra gimstama, gražiu žmogumi yra tampama. Ir, na, tiesiog pasirūpinkite savimi ir, man atrodo, to pasitikėjimą gausit. Ai, neištinošiu labai. Blue Dream klausė. Ką darytum skęsta du asmenys, kurį gelbėtum vienas, kurį tu myli, bet jis tavęs nemyli, ir kitas, kuris tave myli, bet tu jo nemyli. Be abejo, tą, kurį aš myliu. Kiek tau buvo metų, kai suradai pirmą vaikiną? Man buvo 17 metų. Kokia dovana tave iš tiesų nudžiugintų? Meilė. Ar yra tokia daina, kurios klausant natūraliai visas gyvenimas prabėga pro akis, kuris sukelia nuoširdžiausius atsiminimus? Anksčiau tai būdavo, bet dabar kažkaip man jos prisimiršo ir labai dainas daug nekreipiu dėmesį daugiau į kitus dalykus, išorinius negu dainos. Kokią svarbiausią gyvenimo pamoką išmokai? Galbūt pati didžiausia tai mylėti save, nes aš dar iki šiol to nemoku daryti. Mylimam žmogui, ar galėtum suteikti antrą šansą, kodėl? Žiūrint antrą šansą dėl ko? Šiaip man atrodo, kad ne. Nes, nežinau, aš per daug esu viduje kažką laikant ir nepaleidžianti, kad, na, duočiau antrą šansą ir tai pamirščiau. Nežinau, na, tai priklauso labai nuo situacijos. Ema Domičiūtė, jeigu turėtum išsirinkti vieną youtuberę, kurią žiūrėtum visą likusį gyvenimą, kas tai būtų? Aš žiūrėčiau youtuberę, to jau greitai pasižiūrėsiu YouTube'ai, koks jos tenais yra vardas, nes man yra tokia pozityvi mergina ir jeigu naidėtų video, aš ją žiūrėčiau pastoviai. Andrea's Choice, paliksiu jos nuorodą apačioje, tai yra be galo pozityvi ir matas tokia geras, šiltas žmogus, tai man atrodo, ją tikrai norėčiau žiūrėti. Viktorija Ivanova, kaip galvojate, bendrimo spuogus reikia kažkokiamis priemonės naikinti, ar jiems leisti išnykti savaime? Taip, priemonėmis natūraliomis, labai pasirūpinkite savo mitybą, jeigu turite jau kažkokių problemų, man atrodo viskas kyla iš vidaus, net jeigu man, kai niekada nesu turėjęs spuogų ir panašiai, jeigu atsiranda koks vienas pavienis, tai jau žinau, kad man kažkas negerai organizmui ir tai labai dažnai būna alkoholis, nesveika mityba ir panašiai. Taigi štai, merginos, atsakiau į visus jūsų klausimus ir nugalėtoja dabar tiesiog pasiimsiu savo laisvą minutėlę ir susirasiu, kas man labiausiai patiko ir kas galbūt privertė daugiausiai turėti emocijų. Sveikos, merginos, dabar yra jau vakaras ir aš esu namuose po visų darbų ir po visos dienos rūpešių. Taigi tiesiog norėjau greitai jums paskelbti nugalėtoją, nes video jau smontavau ir jisai toks ilgas. Tai štai, nugalėtoją buvo labai sunku išrinkti, nes visi klausimai buvo įdomus ir sukelintis man šypseną, labai pakėlėt man šiandien nuotaiką. Taigi nugalėtoja yra Agota Mar ir paliksiu Agotą tau savo mailą apačioje, tikiuosi tu man susieksi arba per YouTube, arba per mailą, nežinau kaip gali, kaip moki. Ir, na, lauksiu tavo laiško, kad gaučiau adresą, kur išsiųsti tau dovanėlės. Ir tiek. Ir labanakts visiems, gero vakaro, geros nakties, gero ryto, gerų pusryčių, geros vakarienės, nežinau, bele ko, ką daro čia metu. Ir aš jūs labai myliu ir tikiuosi, tiksim labai greitai.